Esame vestuvių pokylyje. Ar gera būti puotoje? Ši puota Dievo valia turi būti surengiama kiekvieną savaitę. Kiekvieną sekmadienį mes turime viešpaties malonės, maldos pokylį puotą. Apžiūrėkime visus mūsų puotautojus. Nuostabiai gražios mūsų moterys, visi pasipuošę. Mėlyji, gal iš jūsų, kas esate pirmo kvietimo esate tie, kurie nuo savo vaikystės, nuo mamos ir močiutės lankėte bažnyčią, lankote ją ir tiesiog tai jums nenaujovė. Kas iš jūsų nuo pat vaikystės esate pakviesti ir dalyvaujate mišiuose? Šaunuoliai, gal norite kokį žodį pasakyti? Ar jums įgūdis melstis viskas tvarkoj? Pasikeitė laikai? Ne. Ir jūsų vaikystėje, kai būdavo malda panašiai kaip dabar? Taip, šiek tiek tradicijos gal keitėsi, bet pats tikėjimas ir žodis išliko tas pats. Ar atmenate maldas lotynų kalba? Atmenu. Dominus vobiscum. Taip, šaunuoliai, kad pamiršot lotyniškas maldas. Kas iš jūsų esate antro kvietimo? Sulaukėte saugystės ir išgirdote Dievo pakvietimą, gal per santuoką, gal per draugus, kas pradėjote lankyti bažnyčią nuo savo vidurio amžiaus. Nerijau, kada tu pradėjai lankyti bažnyčią? Nuo jaunystės? Nelabai. Taigi, tu esi antro pakvietimo. Gal daugiau trečio. Jau ko tik trečio pakvietimo. Ar ne tavo žmona tau davė įtakos, ar draugai? Taip, darau žmona. Ką dabar veikia tavo žmona? Ilsisi. Šaunuolis. Ir gali būti trečio pakvietimo. Trečio pakvietimo, jeigu atvažiavote šiandien iš kažkur, tik dėl to, kad kažkokia įdomybė. Tiesiog draugystė. Atvykote, nėra pilnas tikslas dėl to, kad čia mišios, sekmadienis, Kristaus auka. Yra trečio pakvietimo žmonės, kurių tarpe gali būti nebūtinai tinkamas rūbas, nebūtinai viską suprasiu, kas čia dedasi, bet yra smagu ir iš lėto mes keliaujame Dievo žodžio tiesiog gilybės. Mėlyje, šitos vestuvės, kurias skelbė Jėzus sugalvodamas palyginimą, tai yra būtent jo ir visos žmonijos. Tai yra vestuvės, į kurias kviečiamas žmogus visais periodais, kokiam gyvenimo tarpsnėje bebūtų. Ir tos vestuvės yra be abejo labai dangaus tėvo ruošiamos. Labai sunku patikėti, kad yra Dievo toks griežtumas, nes kada evangelistas rašė šią evangeliją, jau buvo praėję virš 50 metų nuo Kristaus garbingojo įžengimo į dangų. Krikščionių bendruomenė po 50 metų jau buvo antra karta, galbūt prasidėjusi trečia, truputėlį atšalo. Ir be abejo tada surado daugiau darbų, surado daugiau rūpesčių ir viešpaties maldos, sekmadienio šventimas, daugybė kitų praktikų truputėlį atvėso. Evangelistas sako, jog mėlyjeji tie, kurie jau nuo seno šeimos tikinčios, stebėkite, kad nebūtų atšalimo. Ir pati evangelija baigėsi labai keistai. Pirmiausia, puotos kvietėjas, tai yra karalius, tai yra dangaus tėvas, jis kviečia į savo sūnaus vestuvės visą žmoniją. Kviečia pirmiausia tuos, kurie esate arti Dievo nuo pat gimimo, nuo pat vaikystės. Į tai eina visi kunigai, vienuoliai, tie, kurie priklauso kažkurie maldos grupiai, šie yra pirmo kvietimo. Mes, mėlyje, neturime teisės pasakyti viešpačiui sekmadienį, žinai, man dabar laikas arti, nes po to 6 dienos lietaus bus. Arba man laikas prekiauti, arba laikas kažką kitą padaryti. Ir tai yra pirmo kvietimo žmonės neša didelę atsakomybę, nes jie gavo malonę, didesnę negu kiti. Antro kvietimo, trečio kvietimo žmonės ateina kitos tautos. Tautos, kurios nepažinojo Kristaus ir be abejo esame mes, ypač Lietuva, jauniausia krikščioniška Europos valstybė.
žmonės įėję į krikščioniją patys paskutiniai. Mes esame antro kvietimo visa Lietuva. Mes esame tie, kur pakvietė iš daug toliau. O trečio pakvietimo, kada visi, ar gatvėje, ar turgui, visus kviečia Dievas ateiti į savo sūnaus vestuvių pokylį. Ir atrodo, kad jau visiškai Evangelija baigėsi be galo gražiai, pilna menė svečių, visiškai galima duoti pirmą ženklą, pradėti puotą ir kažkas įvyksta visiškai neteisingo. Karalius, kuris buvo be galo geras, pilnas entuzijazmo, visi sueikite, visi iš visur sugalvojo patikrinti svečius. Ir sako, viena ponia primigo. Neprimigot? Ne, neprimigo. Sako kita ponia, ar mintis nepabėgo? Ne, nepabėgo. Iš tikrųjų, skaitykite Evangeliją, tai visi egzegetai sako, kad evangelistas priklijavo kitą palyginimą. Karalius rado vieną žmogų be puotos rūbų. Jeigu tu, mielas karaliau, mane prievartą pakvietė nuo turgaus aikštėjas, o jūs mane Panevėžiečiai radote ką tik po rytinio bažnyčios viso tvarkymo, kurį visuomet darome ir šeštadienį vakare, ir sekmadienį ryte, be abejo, kad mano rūbai buvo tokie, kokiais aš dirbu. Kaip karaliau tu gali reikalauti iš manęs rūbo, tinkamo tavo sūnaus vestuvėms? Karalius pasirodo didelis despotas ir sukviečia tarnus, sako, paimkite tą žmogų, jisai netinkamas mano sūnaus vestuvių ir išmeskite jį laukan. Šis palyginimas atkeliauja kaip antras, šiandieną jis yra skliausteliuose. Ir ką tai galėtų reikšti? Tai galėtų reikšti, kad pats evangelistas nori, kad mėly krikščionys, kurie tikite nuo vaikystės, kad jūsų gyvenimo eigoje, žinant visus 10 Dievo įsakymų, žinant visas gyvenimo gudrybės, mes negalime apleisti šių paprasčiausių Dievo dovanotų tiesų ir kad mūsų gyvenimas reikalauja turėti tą pakankamą rūbą. Jeigu mes dar norėtume giliau pagalvoti, koks turi būti krikščionio arba žmogaus Dievo vaiko rūbas danguje, reikėtų žiūrėti, kuo apsirengęs jaunasis. Mėly, kuo Dievo sūnus apsirengęs savo paskutinėje dienoje? Kuo Dievo sūnus apsirengė paskutinės vakarienės metu? Dievo sūnus paskutinės vakarienės metu nusėmė tuniką, nusivilko apatinį rūbą ir liko tik su prijuoste kūnui pridengti. Dievo sūnus priėmė ne tarno, o net vergo būseną ir plovė apaštalams kojas. Todėl, nuėjus į Dievo karalystę, mes būsime rūbais apsirengę kaip Dievo sūnaus tada, kada būsime panašus, kaip jis yra ant kryžiaus, iš artimo meilės. Jeigu tavo gyvenimo pabaigoje nebus artimo meilės darbų, tavo rūbas netiks Dievo karalystėje. Ten galime būti pakviesti iš bet kokios situacijos, iš bet kokio gyvenimo būdo, iš bet kokio mūsų nupuolimo ar pakilimo. Ten turi suskambėti tavo artimo meilės rūbas. Tu turi būti padaręs tai, kad kažkiek patapai nuogas, dovanodamas, dirbdamas, aukodamasis dėl to, kuris buvo šalia. Ir tie, kurie, mėlyjeji, evangelizuojate, mūsų katechetė Eglė, mūsų katechetė gydytoja Edita, mielos seserys vienuolės, mums yra paguoda, kad mes kviečiame ir iš tų žmonių kartais ateina mažiau pasirengę. Ir paskutinis palyginimas sako, kad ir juos reikia kviesti. Visi turi būti pakviesti net ir neturintys to rūbo. Mums, kvietėjams, kunigams, vienuolėms, mokytojams, katechetams, mes privalome visus kviesti. Ne jums pasirūpyti galiausiai to žmogaus rūbų. Jūs kviečia Dievas, eikite į aikštės, turgaus, parduotuves, kur tik norite.
Kvieskite žmogų, jis turi būti čia pakviestas, o po to Dievas žiūrės, ar tas jo rūbelis tinka ar netinka. Tai yra Dievo darbas, mes neteisėjai, o kvietėjai į dangaus tėvo sūnaus vestuves. Ir dar viena mintis, kas tas yra mūsų krikščioniškas šventumas. Mūsų dienų kankinio, palaimintojo Pierre Claverie, Orano, kankinio Alžyro vyskupo žodis. Mielieji, manau, kad bažnyčia miršta, jei nėra arti savo viešpaties kryžiaus. Kad ir kaip paradoksalu, nuo kryžiaus kyla mūsų stiprybė. Iš čia yra mūsų gyvybingumas, mūsų viltis ir visas krikščioniškas vaisingumas nuo nuogo viešpaties kryžiaus. Ne iš kitur. Visa kita tai yra tik žvilgsnį užstojantys dūmai, žemiška iliuzija. Bažnyčia gali apgaudinėti save ir apgaudinėti pasaulį, kai apsimeta galybę tarp galybių. Gal bažnyčia tampa humanitarinė organizacija, gali padaryti spektaklius rengiančius evangelizacinių judėjimų. Gal ir tada ji atrodo blizgės, tačiau tokia bažnyčia neliepsnos. Giesmių giesmės žodžiai sako, tu turi būti tavo meilė stipri kaip mirtis. Dievo meilės ugnis tavyje. Amen.